Labadiena, Pulso eteryje Panevėžio apskrities Gabrielės Petryčaitės bitės viešosios bibliotekos rubrika Skaitau. Aš Agnė Deresevičiūtė ir šiandieną turiu neeilinę viešnią. Elvyra Požemeckaitė, poetė, ilgametė bibliotekininkė ir kultūros renginių organizatorė. Gimė Medinių kaime Pasvalio rajone, baigė Vilniaus universitetą, lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Dirbo mokytoja, vėliau bibliotekininkė Panevėžio apskrities Gabrielės Petryčaitės bitės viešojo bibliotekoje, o nuo 1998 metų inicijavo ir organizavo Respublikinį literatūros festivalį Panevėžio literatūrinė žiema, tapusi svarbiu regiono kultūros įvykiu. Yra išleidusi 2 poezijos rinkinius – Retušuoju gyvenimą ir Žiponėlis kieliai, už kultūros puoselėjimą apdovanota metų Panevėžietės vardu, taip pat veikia savivaldybės taryboje ir begalė kitų dalykų, trumpai tariant, mūsų Panevėžio legenda. Taigi pradėkime gal, miela Elvyra, nuo pradžių. Vaikystė Medinių kaime jums kaip prisidėjo prie meilės knygoms, kultūrai ir pačios kūrybai? Turėtų būti ypatinga vieta, ypatinga vaikystė ir aplinka? Nieko tame nėra ypatingo. Aš turiu, pirmiausia, tai nieko nėra ypatingo. Tik tai tas, kad kaimo aplinka vaiką ugdo labai daug didelių dalykų. Ir kaimas augalai, gyvūnai, ten ir bitės, mamos auginamos ir tėvas buvo mano veterinarijos darbuotojas. Taip kad visą laiką buvo pilnas kiemas ir šuniukų, ir visokių gyvuliukų, ir visokių paukščių. Ir tas yra labai svarbus dalykas, nes tas, kas susiformuoja vaikystėje, tas ir išlieka, niekur tu nedingsi ir ta vaikystė grįžta į tave visą laiką. Ir tas kaimas, tas kaimiškumas manyje yra ir aš labai džiaugiuosi šituo visų dalykų. Neduok Dieve matyti vaikus ant šaligatvio, kurie neturi kaimo arba neturi kur nors išvažiuoti. Tai, man atrodo, tai yra labai didelė trauma, beje, augantiem vaikam, bet dabar yra spastų. Dabar spastų šitie praryja šitie ekranai. Tas ekranų praryjimas irgi pakankamai tų, aišku, technologijų prireikia gyvenime, bet tai yra savotiškai bukėja, kas tai reiškia. Bet tie vaikai patys labai laužiasi vis tiek į tuos kaimus, pamatyti tų gyvūnėlių, nes tai yra labai viskas įdomu visiems. Ir aš, pavyzdžiui, daug metų rašau, nežinau, dabar galvoju, Elvyra, tu rašai į stalčių tikriausiai, ko gero taip į stalčių. Nenoriu visiškai... Tingiu tiesiog tvarkyti eilėraščius iki tikslo, iki knygos. Prirašiusi esu begalę apie pelėdą. Pelėda kišasi visur. Manoma, anot Čepulio tai yra kvailiausias paukštis, bet man atrodo, kad pelėda gal nėra kvailiausias, vis tik tai paukštis. Be galo graži ir aš tos pelėdos, tarp kitko, internetinėje erdvėje labai daug prisižiūrėjau. Ir man irgi savotiškai ta pelėda nutolino myslę pelėdos. Man tiesiog pakenkė. Aš sakyčiau, jau kai pamatysiu jau tas pelėdas, ką jos daro, kaip jos veikia, o ten ir prijaukintas ir visaip kaip. Aš norėjau, kad man buvo pelėda didžiulė paslaptis. Ir kol jį buvo begaliniai paslaptis, todėl ji man buvo labai gaivi, jos visur labai reikėjo, ji visur kišdavosi, ji visur man padėdavo ir padėdavo visiems kitiems žmonėms ir visiems gyventojams. O dabar žiūriu, kad jinai, suprantat, mano pelėda suprastėjo, kad aš ją galutinai pažinau. Pažinau labai daug dalykų, kurių gal reikėtų nežinoti, o mėginti nuspėti. Ir va tas iš manęs trupučiuką netgi atėmė tą nuspėjamumo dalyką. Tai jums reikia naujo objekto tikriausiai ir gero vadybininko, kad iš stalčiaus viskas tai iš stalčiaus patektų į knygas. Šiaip tai, žinoma, rašau ir suaugusiam, niekur nepleidžia tie eilėraščiai. Jie vis tiek bent jau metu į vieną vietą, kad jie visiškai, kaip aš juokauju, sakau, po mano mirties ar kada nors gal kas ras, jeigu kokia eilutė bus tinkama, jeigu tu eilėraštį atrandi, pavyzdžiui, kokių 3 posmelių eilėraštį atrandi
porą ar 4 eilutes, kurios yra geros tik tai manęs tokia poezija nelabai tenkina. Nors labai, kodėl aš skaitau vis tik tai poeziją, aš puolu žiūrėti. Išeina kokia nors knyga, pavyzdžiui, Nobelio premijos laureatai ten, ar Bukerio premijos, ar ten daugybė kitų premijų begalis yra. Ir prancūzų Goncourt ir visa kita. Turiu, kaip pasakyti, pažįstamą žmogų, reikia sakyti, kad jį visą Lietuvą pažįsta Bikulčių, kuris labai atrenka, žinoma, jis yra romanų specialistas, bet jis, žinoma, visus tekstus išpažįsta. Jeigu tu išpažįsti romaną, tai tu išpažįsti ir tas eilutes, eilėdarą, tą visą, kaip poetai rašo. Labai domiuosi, kągi parašo tie Nobelio premijos laureatai ir kas. Ir pasakysiu tokį savotišką dalyką, kad Arvydas Šliogeris šviesios atminties yra sakęs tuoj pat pasakysiu, apie ką jis sakęs apie Nobelio premijos laureatus. Sako, beveik visus esu skaitęs Nobelio premijos laureatus, tame tarpe yra ir poetų gijų, ir prozininkų, nors jie rašo tą ir tą. Žodžiu, tai jisai, Arvydas, sakė tokį dalyką, kad vis tik tai mūsų Sigitas Geda yra galingesnis už daugelį Nobelio premijos laureatų. Mes labai, labai nedidelė tauta esam ir, nors dabar labai daug verčiami jau esam, į tas mugės pakliūnam, važiuojam ir visa kita, bet vis tik tai, kaip pasakyti, sudėtinga, dar kol mūsų pasaulis tokius pripažins, atras mūsų literatūrą, tai tiesiog sunkus, sudėtingas dalykas. Dabar žiūriu, kažkada tai skaičiau Ani Ardo, poetę, Nobelio premijos laureatė prancūzė, jį parašė knygą Metai apie save ir visiškai kažkaip tai išėjo Viktorijos Daujotytės irgi knyga, kai rašau nebijau. Kai rašai nebijai, atrodo. Ir aš tas knygas tyčia palyginau ir patikėkit manim, mūsų Viktorija Daujotytė man pasirodė didesnė, kažkokia platesnė, visuotinesnė, netgi už šitą prancūzę, kuri gavo Nobelio premiją, kuri irgi buvusi ir pedagoginį darbą veikusi moteris, irgi 80, jau dabar nebežinau, per 80 metų, jinai jau irgi amžiuje yra poetė. Tai kad jeigu taip reikėtų ją sustatyti šalia mūsų Viktoriją ir šitą prancūzę, tai nežinai, kuri nusvertų ir kuriai ta premija būtų duodama. Tai už tai reikia tikrai garsiai ir daug kalbėti. Garsiai daug ir kalbėti tikriausiai, ar ne? Tai o sakykit, papasakokit plačiau apie savo domėjimosi lauką. Dabar apie savo domėjimosi lauką. Kaip pasakyti, ką aš stveriu? Nežinau, turiu matyti kažkokią intuiciją. Pavyzdžiui, pas mane turi budėti kažkokios knygos. Budėti. Kas tas yra budėjimas? Pavyzdžiui, pirmiausia, labai mažai skaitau romanų. Labai mažai skaitau. Pasakysiu, dėl ko mažai skaitau. Todėl, kad tiesiog man lyg ir nėra laiko. Aš griebiu laiškus, aš griebiu prisiminimus, aš griebiu kažkokias faktografijas, kad sužinoti apie tą rašytoją, apie jo epochą, kažką tai tokio, o ta kūryba lyg ir biškut pasislenka visą laiką, nors tai yra netiesa. Jeigu tu susidomėjai to žmogum, žiūrėk tu jo, ne tik tai jo biografiją, išmanyk ir epochą, ir tą tautą, bet tu griebk ir tų tekstų. Tai kažkaip aš šitokius dalykus. Pas mane turi mėtytis kažkokie laiškai, dienoraščiai. Pavyzdžiui, aš sakau, budinčios knygos pas mane yra. Pavyzdžiui, koks Francas Kafka, dienoraščiai 1923. Ir žinau, kad bet kurioje vietoje aš Kafka čia atsirasiu tos dienoraščius ir kažką savo tai dienai arba tam savo tai nuotaikai ištrauksiu. Tai yra budinčios knygos, kurios privalo pas mane voliotis visą laiką. Dabar toks reikalas yra, kaip tik tai labai buvau susižavėjusi Louise Glutsk, laukinis vilkdalgis, Nobelio premijos laureatė. Bet, versta. Dar žiūriu visada, kasgi vertėjas knygos. Vertėjas visada mane domina. Kasgi vertė dabar šitą poetę? Marius Burokas ir Dominikas Norkūnas. Mano mylimi vertėjai. Iškart geriau, ar ne? Iš karto aš pasitikiu, labai svarbu, kas vertė knygą, reikia žiūrėti. Kokia leidykla leido, kas vertė. Įsimylėjusi esu beprotiškai Rara leidyklą.
leidyklą Vilniuje. Nepaprastai įdomius dalykus pagauna jie. Tai leidyklą reikia kažkokią įsižiūrėti, tai kažkokį vertėją. Visą laiką taip reikia įsižiūrėti. Vardai yra kokybė. Vardai yra kokybė. Dabar kas čia tyčia paėmiau su kažkuo ir atėjau čia šiandien. Labai gerai. Dabar knyga apie Nedalę būti gimusiam. Emilis Joranas mano, Odilė leido. Odilė leidykla yra intelektuali leidykla, todėl kad ten dirba Kuolienė ir Kuolytė, jų dukra Kuolių. Kaip sakant, tai jie renka per visą, jie visi intelektualai. Ir kai jie sueina į vieną krūvą, jie ištraukia kokį tai įdomų autorių. Labai domiuosi aš prancūzais. Ir tas Emilis Joranas, jis yra rumūnas, bet jis gyvenantis Paryžiuje. Tai be galo čia nusivylęs viskuo, iš čia begaliniai nusivylęs, bet nusivylęs iki tiek, nusivylęs Emilis Joranas, šitą jau miręs žmogus gyvenęs Paryžiuje. Tiek jis nusivylęs, tiek į dugną. Kaip sako, reikia pasiekti dugną, tada iš dugno atsiranda kilimas. Atsispiriant. Tiek nusivylęs nabagėlis, žodžiu, tas filosofas, bet jis tokio šaunumo vis tiek, Emilis Joranas, kad jis drįsta prisipažinti, kiek absurdiška daug kas mūsų gyvenimuose yra. Kokius mes čia absurdus nugyvenam ir tada atsiranda jau tokia atsispirančioji šviesa, jūs labai gerai pasakėt. Dabar ką aš čia dar turiu su savimi? Ar galiu aš čia kalbėti? Be abejonės. Visai neseniai buvau Vilniuje, specialiai myliu aš tą Buroką labai, nes jis verčia puikius romanus, jis verčia puikią poeziją, labai gražiai draugauja jis ir su Ukrainos poetais. Nemažai yra jų išvertęs. Tai kaip tik tai turėjau tokios garbės nuvažiuoti ir gavo jisai premiją, Rašytojų sąjungos premiją Trijų karalių proga. Aš norėčiau netgi vieną eilėraštuką, o gal labiau į galą aš jį pasiliksiu, tą eilėraštuką. Vyšnė ant torto bus. Vyšnė ant torto. Ir vieną dieną aš užsuku į biblioteką. Pirmiausia, kas yra, kaip lengva, pradarai duris bibliotekoje, nestovi kokia tai bibliotekininkė, kuri tave gali pagydyti, tau šiandien kažkokia nuotaika, tau reikia kažkokios ypatingos knygos. Nestovės čia kas nors tavęs įžiojęs visiškai nediktuos. Žinoma, gal kad kabėtų kokie sąrašai, nors jūs labai daug dabar skelbėt ir visą, kas pasirodo naujo, kas įdomaus, kokios premijos gautos, kokie nauji autoriai išeina. Žinoma, jūs labai daug dirbat. Bet tiesiog, ką aš tada darau? Labai džiaugiuosi, kad žurnalai visi randami pirmam aukšte. Aš įeinu, susišluoju. Šiaurės Atenai, kuriuos myliu be galo. Šiaurės Atenus, Litvenį myliu. Tada Kultūros barai, krantai. Susirenku ir vis tiek kažką iškapstau kokį nors autorių, kuris yra man jau kablys tos dienos. Taip nėra buvę, kad išeičiau sausa, kaip sakant, tenais. Skraido ten man lapai iš pašėlimo, aš greitai šiuravoju. Šitos kokius 4 žurnalus turi, laikraščius ar žurnalus, ir tu tiesiog viską ten randi. Ir jau čia vieną dieną susirašiau, jau einu lyg ir namo, čia kažką gavus, kažko negavus, kažką galvoju kitam kartui čia atsidėsiu. Ir prieinu prie savo mylimojo Alfonso Andriuškevičiaus. 12 esė ir Alfonsas Andriuškevičius knygos biblioteka. Ir šaunuolis, myliu Andriuškevičių beprotiškai. Tarp kitko, čia yra tas garsusis trejetas. Tai Alfonsas Andriuškevičius, jis yra eseistas, poetas, vertėjas, plus puikus vertėjas, puikiai mokantis anglų kalbą, verčiantis anglakalbius poetus, puikiai verčiantis. Tai toks trijo yra, kur aš visą laiką laukiu, ką jie čia dabar, vienas dėja jau nebepasirodys. Ką Andriuškevičius paskleis, ką jisai populiarins ir pakvies ką skaityti. Ir ką Giedra Radvilavičiūtė parašys. Aš dabar tyliu galvoju, turi kažkas būti. Negali šita moteris tylėti, nors jinai labai šaudi yra. Ji pasakius yra taip, aš noriu steigti premiją rašytojui, kuris 5 metus nieko nerašytų. 5 metus nerašytų. Kad nebūtų jokios, čia ne tai, kad grafomanijos, jokio derlingumo. Ji duotų premiją už nerašymą, pavyzdžiui. Ir žinoma, Rolandas Rastauskas, kuris jau nebeparašys, dėja nebeparašys. Rolandas Rastauskas irgi tas buvo mano, tas
tas mano brangenybė, tas mano kiekvienas sakinys jo yra kitoks. Jeigu jis važiuos į Panevėžį, tai jam atsitiks 101 nuotykis. Atrodo, kad jis važiavo iš kažkur, iš kokios Romos, važiavo, nežinau, į kokį kitą vėl didžiulį miestą, į Veneciją savo. Ir taip nutiko. Iš tiesų, jiems atsitinka didiesiam rašytojam, eseistam, poetam tokio lygio kaip Andriuškevičius, kaip Rolandas Rastauskas, kaip Giedra Radvilavičiūtė, atsitinka ta kasdienybė, kurioje mes nieko nematom, kur va šiandien šalta, pilka diena ir taip toliau. Ne, jiem turėjo kažkas atsitikti, jie turėjo kažką pamatyti. Ir Andriuškevičius, kaip jis aprašo gėles, aš žiūriu, kaip jis aprašo kiekvieną smulkmę. Tarp kitko, tai žmogus turintis tokią sveikatą, jis gali arba stovėti, arba gulėti ant savo tapčiano, jis negali sėdėti. Matyt, kažkas su stuburu yra, bet tai jau senokai yra atsitikę, matyt jiem. Bet jis viską mato, jis mato kiekvieną šešėlį. Aš galvoju, kaip vyras šitiek pastabus. Jis mato augančią aguoną, kurios tie lapeliai visi užsiraitę, susiraitę. Tokį ir tokį duoda atspalvį. Jiem čia papirusą primena, jiem čia dar kažką primena. Jiem debesis, ką reiškia. Jiem žydinčios alyvos arba nužydėjusios dar daugiau reiškia negu žydinčios. Tai va toks yra rašytojas ir toks, jis yra menotyros mokslų daktaras, jis yra, nors gavęs nacionalinę premiją už rašymą, vis tik tai jis yra dvigubas rašytojas, menotyrininkas ir vertėjas yra. Ir žiūriu, ką jūs man galvojat, pusę knygelės, nei ten per didelis, nei ką. Šitą knygą, tai kai aš paleisiu, tai tegul visi atčiumpa, surašyti visi autoriai, pavyzdžiui, atsiverčiau ties Frederiko Garcia Lorca, atsiverčiau. Ne taip, kad aš skaitau lietuvių literatūrą, aš neskaitau užsienio, arba aš skaitau užsienio, aš neskaitau lietuvių. Ne, jisai maišo. Jisai randa mano mylimą, dar vieną šviesios atminties, kuris buvo visiškai poetas, nenurungiamas, tai buvo Kęstutis Navakas. Henrikas Radauskas, pavyzdžiui, jam labai skaitytini. Jean Fosse. Žodžiu, jis ima tos užsienietiškus. Kęstutis sakiau. Daugybę pavardžių man žinomų, nežinomų. Kalanavičių tokį paima. Ir jis, Albert Camus, žinoma. Jurgis Kunčinas. Jis pramaišiui, taip, čia lietuviai, čia nelietuviai. Bet jis sustato jos į vieną gretą ir jie visi su didžiausiu pasiskonėjimu yra skaityti, pasako, kur ką besk nosi, tai čia, žinai, taip apsiginkluok, Algimantas Mackus, mano mylimas poetas, ir jo pasirodo mylimas poetas. Turnier rašytojas, aš sakau, daugybę, Jose Samarago. Pilna tų knygų, jis pasirašė AA biblioteka. Taigi va šitą visą reikalą susirink, ir išprūsė Jėzus Marija. Alfonsas Nyka Niliūnas. Jam yra kažkoks biški lyg ir per pošnus tas Alfonsas. Man atrodo, kad tas duok Dieve šitiek pošniam būt kaip Alfonsui Nykui. Sako, tiek persipuošęs Nyka Niliūnas savo poezijai, kad atrodo, kad vos ne ant grafomanijos vietom patraukė, žodžiu. Tai negaliu nemylėti, Dieve, tu mano. Ką čia dabar pasakyti? Tu pasakyk dar, brangiųjų, ką man pasakyti. Ką žinau. Tai čia jūs išvardinot tokius kaip šturmonų skaitytojų su rekomendacijom, su parodymais skripties, su autoriais, su dėliojimais ir lietuvio ir užsienio. Taip, tai tikrai palengvinant skaitytojo kelią ir renkantis, bet reikia nenustoti ieškoti ir savo rasti. Ja. Grįžkim gal apie jūsų vaidmenis. Ir buvot mokytoja, ir bibliotekininkė, renginių vedėja, ir organizatorė, ir poetė. Elvyra, kuriam patogiausiai vaidmenį jaučiasi? Aš pasakysiu, man labai patiko toks vienas iš muzikantų, Tutkus ar koks čia per televiziją ir sako, toks pagyvenęs vyras visiškai, gal čia tų tutkų, tų žodžių. Man labai užstrigo tas ir aš galvoju, kas aš esu iš tiesų. Aš esu niekas, nei čia rašytoja, nei čia kažkas, nei čia bibliotekinė, nei čia tas, nei čia anas, aš ko gero esu organizatorė. Reikia paklaikusios, išprotėjusios kompanijos. Ir jeigu tu nerandi šitos paklaikiusios, išprotėjusios kompanijos, grįšiu prie dar vieno svarbaus rašančio žmogaus. Aš manau, kad knyga tai yra raktas tas, kuris atrakina tave. Aš esu organizatorė ir niekas daugiau.
Nei rašytoja, nei tik kokia nors, nei tik kokia. Aš esu tiesiog organizatorė, man reikia kompanijos, padorios. Dabar aš pagalvoju, mes turim Panevėžy, mes turim 2 tokius liūtus, kaip aš sakau liūtus, tai yra Arvydas Šliogeris, kuris gali būti interpretuojamas visokiais kampais. Čia yra mūsų tiksintis autorius Arvydas Šliogeris. Mes turime jį labai susikoncentruoti. Ar daryti konferencijas jam kažkokias, ar daryti kažkokį festivalinį dalyką, ar ne festivalinį, ar jį jungti tarp kitų filosofų, kuriais jis domėjosi visą tą kompaniją, ar apie jį rinkti prisiminimų knygą. Su juo reikia kažką daryti. Nes čia didžiulis turtas yra. Tai žmogus fotografas dar buvo, ne tik tai filosofas. Tai vat mūsų padėtas toks podėlis, bet čia reikia organizacinės, kaip sakant, tokios hebros labai susivienyti ir galime labai daug ką iškrėsti iš Arvydo Šliogerio. Labai įdomu, domėjosi jisai prancūzų filosofais ten. Paskiau, sunku dabar pasakyti, dabar man ir užkrito jau. Taip. Tai va toks yra labai pasidėtas Panevėžyje toks reikalas. Ir mes turim, aš niekaip nesuprantu, kodėl mes iki galo neišmylim, neišlepinam, neišbūnam Gudo Eimanto. Prirašęs tomų, šitokių tomų, pats į tas epochas įsigilina, tose epochose pats gyvena, sėdi, ten gurkšnoja jis tą šampaną ar ką jis ten daro. Tai aš galvoju tokį dalyką. Daryti iš tų knygų irgi su juo. Ar tai jo masterklasus kažkokius daryti. Ar su juo kažką daryti tokio. Mes irgi turim kunigaikštį Aleksandrą. Žodžiu, ką jis patartų, kaip vat, iš tos istorinės savo perspektyvos, jo reikia nepaleisti, jį reikia prisijaukinti. Su juo reikia kažką daryti, kažkokį darinį, tvarinį, nežinau, vos ne spektaklį statyti iš to viso reikalo, ką jisai sukaupęs, nes jisai apsigyvena tose epochose. Jis kaifuoja ten tose epochose, jis ten nekiek apsimeta, jis įsijaučia, įsibūna jisai. Ir tas, mes turim šitokius liūtus, klausykit, ir mes šitų liūtų nesudorojam, kaip čia suprasti. Tai apie organizavimą čia akivaizdžiai daug pilna idėjų pažėrėt. Čia apie organizavimą kalbame. Dabar grįžkime gal į 1998-uosius, kalbant apie organizavimą, ta pirmoji literatūrinė žiema. Aš žinokit, pasakysiu vieną pasakysiu dalyką. Baisiai nemėgstu praeities. Pražuvo matigalai. Bet žinot, kaip mums rūpi tos istorijos gyvos. Ne apie patį planavimą, ne organizavimą. Jūs minėjot, kad jums labai svarbu žmonės, ar ne? Jums reikia kompanijos. Tai reikia kompanijos. Tai pamatai šitos bernus, kurie važiavo pas tave čia. Faini buvo visi. Tarp kitko, dabar jie įsisteigė leidyklas. Jie dabar veda kažkokias laidas. Tarp kitko, ne vieno prasto tenai neišėjo iš tos literatūrinės žiemos. Tai dirba redaktoriais. Pavyzdžiui, toks Šimkus yra metų, nepasakiau, metų žurnalo vyriausias redaktorius Šimkus, atvažiuodavo vienas iš kukliausių, buvo atrodė poetų. Gytis Norvilas, nebežinau, kelintam darbe ir įdomiam darbe dirba labai. Visi jie, pavyzdžiui, tas pats atvažiuodavo, tas pats Burokas atvažiuodavo. Ir kaip pamatai tu juos, kai tu juos pamatai, tai nieko kito, aš susitinku, aš juos apsikabinu ir stoviu, nepasakydama nei vieno žodžio. Mes visi žinom, kas buvo, kas gražaus įvyko. Man juos apkabinti yra didžiulė laimė, man juos pamatyti yra didžiulė laimė. Dabar jie išaugo į tokius įdomius žmonės, Dainius Gintalas ir visa kita, vertėjas iš prancūzų kalbos, labai kietus autorius verčia. Ten irgi dailininkas jis yra, daro tokias visokias nesąmonės, ten laistosi visokiais dažais, pirtyje vanojasi, po to mida kažką daro. Žodžiu, jie visi yra labai aktyviai įėję į kultūrą, į literatūrą, jie tęsia toliau savo darbus. Tai aš sakau, čia mano vaikai, čia žinoma labai bjauriai savinosi, žinoma, čia, bet aš jų nenustojau mylėti. Bet tai yra mūsų praeitis, labai graži, galiu apsikabinti, pastovėti ir taškas. Bet jūs turėjot labai gerą uoslę. Aš nežinau, žinot, koks yra reikalas, čia ne uoslė, čia meilė. Reikia žmonės mylėti. Vienintelis dalykas, labai kukliausias šitoj žemėje dalykas, reikia žmonės, su kuriais bendrauji, beprotiškai mylėti. Viskas.
O su meile padarysi kalnus nugriausi. Jie taps tavo giminėm, jie taps tavo draugai, mylėti. Taškas, viskas labai primityvu. Buvo toks kampelis ir skirtas tarmėms festivalyje. Aha, buvo. Ir tikrai pakankamai svarbi vieta. Ir kodėl jums apskritai tarmės svarbu ir literatūroje labai dėtumėt labai daug? Taip, tarmės labai svarbu, todėl kad aš pati kaimietė, kaimas. Dabar va dainuoja, kokią dabar dainą, kokį graži žeimą, kaip čia dainuoja, negraži, bet kaip čia. Įdomiau dainuoja. Čiagi Girdenis, mano profesoriaus čia yra Girdenio eilutė, jis dėstė mum tarmes. Žiaurę gražią žeimą, ne? Jis buvo žemaitis, kaip nemylėti tokios tarmės, klausykit, va. Aš esu Pasvalio tarmė. Dabar žiūrėkit, kokį ciongą sukėlė, irgi taip pat buvęs, kaip pasakyti, šitas Pietinė kronikos, šitas, kaip čia pasakyti, rašytojas. Taigi, žiūrėkit, į ką virsta knyga. Ko ne organizacinis darbas. Knyga pirmiausia parašoma nutarmė. Sako, kad ta tarmė labai neša į Panevėžio, ne į Šiaulių. Trauk pala. Galėjo biški nusišiaulint labiau, nusižemaitint galėjo labiau jau. Ir tas filmas pagaliau, kurį neseniai mačiau. Šiaip sau man tas filmas. Kai kas sako, kad čia baisiai šedevras, nepasakyčiau, gal knyga labiau šedevras. Va, bet taip šaunu. Vat ką reiškia tarmė? Tarmė iš karto tave priregistruoja. Aha, priregistruotas Kmita prie Šiaulių. Priregistruotas, žiauriai, per tarmę priregistruotas. Aha. Nu va, ir ir knyga, ir filmas, ir spektaklis. Tai va taip, kad tas organizacinis dalykas labai, labai dažnai lošia daug. Tarmės yra labai svarbios. Labai per tarmę atrasti žmogaus tą unikalumą nepaprastai. Visi lyg ir vienodai šneka ir staiga va tas tarmiškai šneka. Nu tai kur tai matyta. Tai va. Ir labai išsiskiria tada. Tada tu tampi kažkoks tai, pavyzdžiui, Vladas Braziūnas, išprotėjęs dėl Pasvalio tarmės. Negali Vlado nemylėti, nes Vladas tai iš vis, aš sakau, akademiko laipsnį turėtų duoti. Tarp kitko poetų būtų akademikų, gal jis todėl, kad nedėstantis, bet jam reiktų suteikti akademiko. Jis tiesiog įveda į lietuvių kalbą, sukuria žodžius, senuosius iškrapšto, iš būdo ištraukia. Ir jis tiesiog papildo žodyną. Žmogus, kuris papildo žodyną, tai iš viso yra kažkas tai tokio unikalaus. Tai vat Vladas laiko kampą žiauriai, žemaičiai laiko kampą, dzūkai laiko kampą, Žitkauskas laiko kampą žiauriai, dzūkų kampą laiko. Visi, mes kaimiečiai bijojom gal pasisakyti, kažkada buvo sarmata, ką mes čia tarmiuojam, ką mes čia iki to Vilniaus nuvažiavom. Viešpatie, kas tas Vilnius suvažiavo iš visų pakampių ir pasidarė tas Vilnius, Dieve tu mano, nieko naujo tenai. Jo, tai va. O sakykite, ar jaučiate savo gyvenime turinti kultūrinio klajokliškumo, apie kurį Jonas Mekas kalbėjo? Šitą klajoklis toks pat kaip Jonas Mekas. Bet, žinot, klajoklis kaip klajoklis. Parvažiuodavo pažliumpti į šitos į Biržus. Išvarinėjęs po visus ten New Yorkus, visur išgerbtas kaip kino menininkas, visur matęs tos ir Europos, ir Amerikos, ir kitur Japonijos. Japonija tenai vos ten rankų nešiojo, žodžiu. Klajoklis. Bet atvažiuodavo pažliumpti Biržus. Vot mačiau verkiantį Biržų pilyje. 75 metų šventė, verkė kaip mažas vaikas. Aš net eilėraštį apie tai parašiau, apie jo verkimą. Atvažiuoja įsidaužęs po pasaulį ir atvažiuoja į savo kraštą paverkti tikrom vaiko ašarom. Suprantat? Ne, gimtinė yra viskas. Ir visa jo kūryba Jono Meko, žinoma, jis ten susitiko ir tas japonus, ir tas, žodžiu, susitiko ir visokius susitiko, bet šiaip tai, pažliumpt parvažiuoji pas mamą. Puolį kvartūką, kaip sakant, apsikabini, pažliumpt pas mamą. Jonas parvažiuodavo pažliumpt čia. Ir jeigu jis nebūtų gavęs pažliumpti, jam būtų buvo labai sūrų ten. Tėviškė, tarmė, viskas. Namai, viskas. Būk, ko nori. O tikrai sutikote daug iškilių asmenybių, didžių žmonių, kurie dar tebėra, kurių jau nebėra. Ir jūsų šiaip kūryba asmeniškai, ar įtakoja, veikia
asmenybės jūsų sutiktos gyvenime pasikreipia viena ar kita linkme? Tai Pelėdas atsirado šiaip iš fotografijos. Pelėda atėjo iš fotografijos. Veikia. Aš pasakysiu, dabar buvo labai gražiai kalbėta apie seismografas, apie Buroko knygą, kuri buvo pristatyta seismografas, labai gera knyga, rekomenduoju. Ir Kazlauskaitė, literatūros tyrinėtoja Giedrė, ir pasakė tokį dalyką, kadangi jis daug verčia, tarp kitko, kad būtum gerų poetų, pirmiausia, tai reikia kibirkšties. Bet kitas dalykas, reikia ko dar? Reikia didelio skaitimo, kad tu labai būtum apsiskaitęs. Nesakau, kad tu turi būti vagis ir vogti iš kažkur. Plagiatas tai iš karto tau čia peilis. Ir paskiau vertimas dar labai daug padeda. Nes tu ties kiekvienu žodžiu kimbi, žiūri, kaip ką. Tai kai kas užuodžia, kad Buroko poezijoje kai kur yra kažkas prikibę šiek tiek prie jo padų, šiek tiek, kai tu vaikštai po labai daug tekstų, kažką tu ant tų padų parsineši ir pats savo namo į savo tekstą. Nenorėdamas, neplagijuodamas, visiškai ne. Tai va čia, o aš pavyzdžiui, matyti tokia negabi, tokia višta, kad nesugebu pavogti, bet aš nesugebu pavogti ir būtų labai durna, jeigu aš to užsiimčiau, durniau nebebūna už plagijatą, nei vienos eilutės aš negaliu pavogti, bet aš dabar žinau, 100 prirašė per pasaulį, 100 prirašė apie Pelėdas. Aš galvoju, aš vis tiek rašau kitaip. Kiekvieno tas nurašytas paukštis jau taip nudroštas, jau taip visom pasaulio kalbom. Jeigu Japonija atsidarė, yra pelėdų kavinės, ir tenai su pelėdom kartu kavą geria. Tai suprantat, labai. Bet tai yra, žinokit, mano yra kita. Ir negaliu savo, tik galiu žavėtis, galvoju, viešpatie, kaip jie čia, viešpatie, kaip jie čia. Ar man skaityti? O tai gal tą vyšnę ant torto dabar gerai? Aha, gal jau užteks, aš čia plepu kaip turgui susitikus, sakas čia. Plepu kaip turgui, bet aš dar pasakysiu apie knygas. Kodėl knygos reikalingos mums? Mes turim gyvenimus, mes pakankamai visi esam vieniši. Ne todėl, kad aš iš tiesų, neturiu šeimos, bet mes esam labai daugelį vieniši, nesuprasti, kažkokie išduoti, kažkas netaip kažką pasakė, kažką netaip padariau, sarmata prisipažinti, sarmata da kažką, suprantat, maža ką. Ir tu į knygą pasikavot gali, knyga visados tave priims. Visi tie aprašyti personažai tave priglaus, tave paguos, tave pasiims, sužavės, tave nuves savo keliais, pavers tave savo chebra. Visada gali pasislėpti knygoje, visada. Žmonėse nepasislėpsi, dar kur nepasislėpsi. Su savo vienatve, su savo graužatim. Mauki knygą, tenai kietai užsidarysi, kaip turi būti. Čia yra vienintelis išsigelbėjimas, sakyčiau. Čia vaistai, kurie čia raminantiem visokiam kavotis vadinasi vietom. Labai, labai kavotis. Vyšnė. Niekada neturėsiu namų, kurių noriu, rašo Burokas. Neįmanomi mano namai. Su liepomis už langų, į ramią aikštę, su knygomis ir paveikslais. Tokius turi kiti, anapus tikrovės. Tokius esu savo uždraudęs. Negaliu jų turėti. Žinau, jei užmigsiu juose, nebebūsiu. Ačiū, Elvyra, už pokalbį, kad pasidalinot mintimis, kad ir kiek mažai to laiko turėjome, bet šiek tiek, bent trumpam. Ir primenu, kad šiandieną kalbinau Elvyrą Pažemeckaitę, ilgametę bibliotekininkę, renginių organizatorę, poetę, kultūros veikėją ir visuomenės aktyvę veikėją. Jaukių skaitimų.